Darbai vyksta, nieks nepyksta. O darbus dabaigti mums neleidžia, nes šitą stovyklą sutikome lietuvius, su kuriais dabar lėksime, jau dabar iš tikrųjų reikia lėkti iš namų, pramogauti. Važiavome į Omaš miestelį, litovcai mūsų jau laukia. Plauksim su baidarėm. Bandysim dar spėti ir vakarinį treniruotę, nes kaip nekaip teks man dar vesti ją. Taigi atvykome į Omiš, labai charizmatišką mažytį miestelį ir jo ypatumas yra tas, kad čia susilieja ir kalnai, ir jūra, ir upė. Žodžiu, vaizdai yra įspūdingi, pamatyti tikrai yra labai daug ką. Ir jeigu keliaujate ir turite automobilį, aplankyti yra tikrai verta. Esame Omiš miesto senamiestyje. Prie Švento Mykolo bažnyčios, pastatytos dar 1604 metais, jį sujungė gotikos, renesanso ir baroko stilius, o fasadą puošia Švento Mykolo skulptūra bei Venecijos herbai. 17 amžiuje čia iškilo ir varpinis bokštas, o viduje tikri meno lobiai. Tai viena gražiausių Omiš istorinių vietų. Halo, litovcai! Spagečių. Nori spagečių? Labai skanų, žinau. O ne? Vėlė kokį, žinau. Vėlė kokį. Tai davai, tai reikia susiprasti. Kajakai užsakyti, papietaujam, atsigeriam, viso, plaukiam. O ką jūs galit? Sportininkai. Šiandien aš vedu treniruotę, o jūs... Jėgas, Vytauto mineralinis. Supratau? Ačiū Dievo, aš Europoje, aš taip pasilgau tokio maisto. Kaip ožkytė. O aš tokias valgau kaip tu. Santa pavargo filmuoti, todėl sako, ar galiu pafilmuoti? O ir Klot sako, todėl sako, galiu pafilmuoti. Šiaip Santa filmuoti nemėgsta, bet dabar... Geriau jau būtų jinai ir klaus, negu filmavus. Bet dabar tik noriu būti žmonių pasiaukojimas. Ant kalno mūrai Joja lietuviai, ant kalno mūrai joja lietuviai, joja lietuvaičiai neša vainikaitį, vainiką rūtų. vainiką rūtų. Marija! Nu, papasakok. Galiu papasakoti, kad Santa mėgsta plūduriuoti, O Seriožą treipuoti. o Seriožą ir Kloti. Pažiūrėk. Būtų gerai įsimaudyti iš tikrųjų. Labai smagu būtų. Galėsi šokti, Kada nors kažkur tai. nes dabar tai nepanašu, kad arti tikslo. Jau čia nelabai patogus, tos kojas tirpsta. Sakau, nes neturim atramos O čia nugarai. prispaudžia šitos vietos kirkšnis ir pradeda tirpti iki pat pirštų galų. Kaip tu ten sakei, blogam šokiai, kas maišo? Ką turi jisai? Aš per didelis neturiu, tai man kažkas kitas maišo. Ne tas, kas šokėjai. O čia galėjom būti mes. Ai, gerai. O taip! Šmaudė bangelė. Viso, atsiprašau, džiundzė šlapia. Ir kojas, ir batai. Nu tai va taip va kažkaip. Negaliu. Aš filmuoju.
tai yra labai svarbu. Sakai, apie jums experiences. Super. Faina, kai nebereikia nieko daryti, ne? Daug greičiau ir fainiau, nes palydėjo. Atgal bus jo. Kairys flangas įkiravoja. Kairė dešinė. Ar tau gražu? Labai gražu ir linksma. Smagu. Žiūrėkit, kelius matosi. Jie reikės pakeisti. Dabar jo, pasiaiškink, kas čia vyksta. Mes su Hebra atėjom, kas tau yra? Tai Hebra, tai ir Glavo, o tu čia prie ko? Atsiprašau? Tai aš norėjau į vafliuką? Vafliuką. Vieną lasdynį ledą, vieną stričiaktėlą. Ir Glavo, tai aš? O ledus tai valgys senai, supranti? Kosmosas kažkoks. Normalu. Vyšnia! Tai ką? Ką veikėt? Jaunimas, sportininkai? Nu, čin. Lietuviai. Kaip ten sakė, laižė, kol priraižė. Lankomės jau ne pirmą kartą, tai praeitą kartą būtent į šią pilį taip aukštai nelipom ir iš tikrųjų dabar užlipus antrą kartą galim pasakyti, kad tikrai rekomenduojam, atsiveria nuostabus kraštovaizdis, nepagailėkit tų 5 eurų. Kaip jinai pagailėjo praeitą kartą? Nes galėsit pasidaryti tų pačių gražių panoraminių nuotraukų ir pamatyti visą miestą iš aukštai, yra be proto graži gamta. Ir kaip mes, aš? Taip, tu mano gražiausia gamtos būtybė. Ir Kūrinys. Kūrinys. Ja. Ir mes dar grįšime čia penktadienį. Jo, penktadienį grįšim. Planas yra dar pasivažinėti su keturračiais. Kolektyvas susitarė už gerą kainą. 100 eurų 2 žmonėm už vieną keturratį. Ir gausim 4 valandas ekskursijos. Tad irgi laukia šaunus laikas. Tau kažkaip patinka tas skylės lyst. Kaip jau iš to filmuot, paskui tu kažkur kažkokias skylės. Iki mažai. Taigi, sėdome ką tik į mašiną. Dabar laukia valanda net kelio ir iš karto Virš valandos. Kodėl tai? Gal trafikas? Turbūt. Ir iš karto tiesiai į Seriožos treniruotę. Labiausiai laukia kvėpavimo, matai tavo? Kaip įdomiai. Same way. You're not cold. Relax from here, and in every moment that I want, if we would fight, I would touch him. But now I cannot. One thing. Other thing, when he's going to the side, go to the side, you have to break his corner. You stand in here. Back forward, back forward, back forward. Back forward, back forward. Jump, 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 jump. Yes, yes. Lengvam judėjimu ant pirštų galiuko, kai
jeigu profesionalas kovoja, dažniausiai būna stacionarus arba lėtesnis judėjimas. Čia staigiam judėjimui, staigiam priimui prie žmogaus ant pirštų galiukų, kas yra labai efektyvu, kai žmogus to nesitikė. One more trick. Push a little bit stronger. A little bit from all your power, all power. That's all? Stronger, come on, bro. You can manage it. I'm a fat fella. Okay, now you do. Yeah. Can I push? Okay. Come on. Hold. No, hold. You see, no power. Hold here, because I'm attacking now your head. When you're punching, usually you're going down a little bit. That's why I'm like book here. So I would punch his face, bam, and then bam. But you see, I'm standing on my both feet. No, not good. This is knockout. This is point. Okay. You don't want point, you don't want knockout. He's gonna do whatever he wants. And I'm trying to survive. Because everybody is waiting for the same strike. Bam, bam. Because it's the easiest one. Because where is your head? Where your body is going. The main thing, you need to work with your feet all the time. And I'm going to the side. And this way, I'm safe. When he's moving back, I can bam, bam, bam. And only when I saw the video, I understood what the fuck is going on with me.